Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sveiki, sulaukę tikro pavasario ir mes dabar apie tai, kad per Velykas mašinos dužo kaip velykiniai margučiai. Tai yra, mes vėl apie tą patį. Na ir daug neužšindami burnos pradėkime Šilutės plente vieno prekybos centro teritorijoje. Tiksliau už jo nugaros sukibo du automobiliai Audi. Juodasis važiavo dešinę kelio pusę kaip įprasta Lietuvoje, o štai sidabrinis buvo išvažiavęs į priešingą eismo pusę. Plotasi taip, kad juodajame buvo papurinti visi įmanomi saugos patalai. Taip, žinai, čia važiuoju, kad tikrai nesitikėjau pamatyti automobilio prieš save, žinokit. Per dieną tenka 10-12, nežinau, gal daugiau kartų pro čia pravažiuoti 2 metai iš eilės, bet, tokio dalyko, žinokit, kol kas dar. Supratau, kad prieš eismą atvažiuotų. Supratau. O dabar šitą rodiklę gal maišo žmonėm iš tikrųjų, va ta ne iki galo pabraižyta. Va ta rodiklė. Kaip tas žmogus sakė, kad jį ir tipo klaidino tą rodiklę? Gali būti, o ko gero taip ir buvo, jog sidabrinio Audi vairuotojas suklaidino ant kelio dangos likusios rodiklės, jog čia kadaise būta vienpusio eismo. Sakykit, o jūs suklaidino tą rodiklę ant žemės? Suklaidino? Na, aišku, geriau būtų, kad tos linijos ant asfalto išnyktų. Kita vertus, važiuojančio apvažiavimu aplink didžiulį prekybos centro pastatą, jokių kelio ženklų, kad čia vienpusis eismas nėra. Tada reikia laikytis dešinės kelio pusės, juk taip. Ir tai dar ne viskas. Juodasis Audi dalyvavo bandomajame važiavime po savaitės pralistos servise. Vakar kaip ir užbaigta buvo remonto. Šiandien dar toks buvo, kaip sakant, paskutinis patipimas šaltą mašiną, dažniausiai dizelį, kaip tikrini šaltą mašiną, tą užsivedį su šalta pravažiuoja, jeigu viskas tvarkoja, tai skambini žmogui atiduodyti. Tai turėjau apsisukti, grįžti, suskaičiuoti, paskambinti žmogui, dar vakar nuplovau ją, žmogui taip atiduoti, bet... Vakar nuplauta šiandien paduškus išaužiusius. Na, sužeistų žmonių nėra, policija vis dėlto užregistravo eismo įvykį, mat tuo metu negalėjo prisiskambinti juodojo Audi savininkui. Juk maža ką, o dabar skirstomės, bandom atsikabinti. Policijoje taip pat dirba žmonės, o žmonės nuo klaidų ar ne nuo numatytų aplinkybių nėra apsaugoti. Naktį iš penktadienio šeštadienį prieš 1 valandą Klaipėdos rajone kelyje Šilutė-Klaipėda netoli Derseklių kaimo apsivertė Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato patrulių rinktinės automobilis Škoda Octavia vairuojamas 29 metų pareigūnės Sandros. Patruliai iš Priekulis į Gargždus skubėjo pagal gautą B lygio iškvietimą, tai yra reagavo į smurtą artimoje aplinkoje. Kelyje už Dituvos pareigūnė vengdama ant kelio atsiradusios kliūties bandė ją apvažiuoti, mašina tapo nevaldoma, ji nuvažiavo nuo kelio ir kelis kartus vertėsi. O gal ne kelis, o gal tik 2, bet koks skirtumas dabar yra. Įvykio vietą atvykę medikai į ligoninę išvežė vairuotojos kolegą Richardą. 1973 metais gimęs pareigūnas skundėsi skausmu peties srityje. Vairuotoja aišku buvo blaivi, įvykį ėmėsi tirti Klaipėdos kelių policijos tarnyba ir aiškinamasi, ar lapė buvo partrenkta, ar jau gulėjo suvažinėta ant kelio. Nors iš tikrųjų, koks skirtumas, svarbu žmonės gyvi liko. Na ir pradedame. Pradedame reidų Rimkose, buvo šeštadienio rytas. Tai yra rytas po didžiojo penktadienio vakaro. Mes pramiegoję ir greiti. Į darbą vėlavot? Ne. Nevėlavot? Labai didelių greičių į posūkį važiavot? Kaip priklauso? Bet žinau, kad slidu yra iš tikrųjų. Žinot? Jeigu tęsiant temą apie taksi vairuotojus atvažiuojančius į miestą, tai štai, prašau, atvažiuoja vienas plojasi medį. Labas rytas, kur čia avarija buvo? Link Žekų kaimo. Čia kur tas pasišalinimas, kur buvo tenai? Jo. Įvažiavo ir pasišalino. Pasatas. O kokia situacija buvo? Važiavau namo, jau po pamainos ir ant posūkio, ant mano juostą išvažiavo, ką man daryti? Brešė medį, į šaligatvę. O ten tos mašinos, aišku, nieko. Senas Pasatas pilkos spalvos. Numerių nematė. O ką, mano reakcija kokia? Mano reakcija žiūrėti, kad nebūtų kažkas daugiau, kad tomušus, kad nebūtų. Tai aišku, kefyrą geria, tai normali reakcija bus pas mus. turėjau. O jeigu tęsiant temas apie darbą, tai štai prašau, neblaivi moteriškė vairavosi Volkswagen Bora važiavo į darbą. Pone, jūs negalėjote pusį tiek, jūs galėjot 0,42 į pusį, o 0,79 yra lengvas girtumo laipsnis. Jūs tiek negalėjot, mėla ponė, į pusį. Čia yra daug. Čia yra lengvas girtumas, jums vairuotojo pažymėjimo atims. Bauda nuo 300 eurų prasideda.
Kito Volkswageno vairuotojas spustelėjo leistinas 0,21 promilės. Neblaivus dviratininkai, kaip būriai parskrendančių žąsų, mums primena, kad pavasaris ne už kalnų. 0,83. Linksma? Ne. Nelabai. Ai darbą važiavot? Ką, ne? Į darbą, ne? Šiaip? Šiaip. Į parduotuvę. Tai nespėjote dar išgerti, žodžiu, šįryt. Ne, šiandien. O vakar ką gerėt pons? Ką? Degtinė. Degtinės. Reikia gerai užkast. Taigi, anokia čia naujiena, kad Klaipėdos kelių policija toliau rengia reidus, kraustomės dabar į Tilžės gatvę. Čia teko vytis ir patikrinti staiga apsisukusi automobilį Ford Mondeo, kurio vairuotojas mitriai persėdo į galinę sėdynę. Pasirodo, jis, vokietis, neturėjo vairuotojo pažymėjimo, o štai draugė buvusi šalia ir tą pažymėjimą turėjo ir buvo blaivi. Sprich nur Deutsch. Ja, Tai todėl? ja, kann ich Teises paliko namuose. Vien todėl? Todėl, kad teises paliko. Nesakau, vien todėl ėjo, taip? 5-7 sekundės skaičiau. Vokiečių surašytas protokolas jis galės aiškintis teisme, kur tas vairuotojo pažymėjimas. Stebina, kad vokiečio elgesys, tai yra apsisukimas ir persėdimas ant galinės sėdynės, labiau priminė lietuvių neklaužadų elgesį. Netrukus buvo sustabdytas automobilis Audi, kurį vairavo visiems gerai žinomas laidos reidas herojus Mindaugas. Ne, Mindaugas negeria, žinok. Mindaugas nemiega, jisai laukia, kol kas nors nutiks ir skambina man. Negeria. Bet čia būtų geras, Mindaugai, jeigu tu pripūstum, tai čia būtų geras. 55 kartas, o ten turbūt kas ten sėdi? Pas mane irgi ilgai galvoja burnos alkoholį metą. Netikiu. O. Burnos alkoholis. Dar vieną. Mindaugai, tu negeri, sakyk. Nu ne. Tai ką čia valgiai tu? Cepelinus. Cepelinus. 8 ryto cepelinus valgiai Mindaugas. Tai padaro. Nu, 0,20 nuo cepelinų tau, Mindaugai. Registracijos liūdėjimą einam. Registruosim. Cepelinus valgė Mindaugas. Mindaugo, jeigu ką žinok, nuo cepelinų žmonės nepripučia. Ai, surūgusios sultis. Supratau. Tu jas mėgsti, žodžiu. Taigi jis laidoje filmavosi jau 54 kartus. Šį kartą Mindaugas spustelėjo leistinas 0,20 promilės alkoholio. Laidos staras, kabutėse, sakė, kad ryte valgė cepelinus, po to prisiminė, kad gal gėrė surūgusias sultis. Jos jam geriausios. Taip pat Tilžės gatvėje sustabdytas automobilis Renault, jo vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Kaip beskaičiuotum, tačiau per parą Klaipėdoje buvo sulaikyti 7 girti vairuotojai. Tačiau ir blaiviems atsitinka avarijos. Šeštadienį po pietų Klaipėdoje Smiltelės ir Ievos Simonaitytės gatvių sankryžoje susidūrė dvi mergelikės. Abiejoms incidento dalyviams kaip velykų žolė degė žalia šviesoforo signalas. Tik mergina su Opeliu suko kairėn ir nepraleido tiesiai važiavusios draugės su Toyota. Šis automobilis po smūgio užlėkė ant šaligatvio, laimė ten tuo metu žmonių nebuvo, o juk ten žmonių būna. Išsiaiškinus, kad avarijos aplinkybės aiškios, sužeistų žmonių nėra, buvo pradėti derinti klausimą dėl eismo įvykių deklaracijos pildymo. Avarijos vietą vėliau sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai, o mes kraustomės į mūsų ir jūsų rubriką. Rubriką pradedame nuo to, kad buvo atakuotas laidos reidas automobilis. Išsukome mes iš Daukanto gatvės, pasukome mokyklos Veduko link, kai tas antroje juostoje be posūkių, be nuovokos mostelėjo dešinėn. Gerai, kad Golf Pliuse buvo pedalas pusteltas iki galo, tai kažkaip išsigelbėjome. Tie Debreceno gatvės įžūlus lenkimai jau užnisa. Čia daug perėjų, daug veiksmo, daug mokyklų, daug ikimokyklinio auklėjimo įstaigų, todėl daug vaikų. Ir štai toks važiavimas tiesiog siutina. Ne tik pažeistas kelio ženklo reikalavimas lenkti draudžiama, bet ir nesveikai lenkta. Pas Šventą Petrą spėsiu, nespėsiu, ne šį kartą apsigalvojo pilietė Taikos prospekte išgąsdinta atvažiuojančių mašinų. Retai gauname Zarasų krašto pavairavimus. Gražu turbūt ten, dar žiema ten. Ir tiems priparkavusiems automobilius sakome, kad ten, kur jūs stovite, tai ten jūsų neturi būti, nes nuo mašinos iki ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijos nėra 3 metrų. Dabar apsilankykime šalies sostinėje Vilniuje. Na, jūsų laiškų gausa iš šio miesto rodo, kad ten eismas savotiškas ir chaotiškas. Ir tikrai Šventojo Batoro gatvėje štai taip pavarys automobilio BMW vairuotojas visiems per šonus. Dar apie BMW? Prašau. Tas pats Vilnius. Pro Kantiškių gatvėje štai taip BMW pilotas vairuoja. Lenkia, nudumė patenkintas savo ir kitiems markės gerbėjams pliusų neuždirbęs. Klaipėda, Liepų gatvė ir visureigio lenkimo manevras itin įžūlus, vertinant tai, kad galbūt prie lango tuo metu stovėjo administracijos vadovas ir turbūt pakraupęs buvo nuo tokio vairavimo.
Baltijos ir Šilutės plento žiedinė sankryža ir Honda Jazz driveris vos nepadžiazuoja žiede su tokiu vairavimu, vos nesukeldamas kokčios avarijos. Kretingos miestas, Klaipėdos gatvė ir matote automobilio Audi piloto pasilakstymą. Greičio slopinimo kalvelė jam yra dzin, lenkimas prieš pėsčiųjų perėją jam taip pat dzin, lenkimas kertant Klaipėdos gatvėje nubrėžta ištisinė linija jam trigubai dzin. Šiauliai, žiūrėkite ženklą kairėje ekrano pusėje. Reido reporteris netrukus pasuks į vienpusio eismo gatvę. Na, pasuko. O tai ką čia dabar tas baltos spalvos Volkswagenas daro? Prieš eismą važiuoja? Ir aišku, pirmos dalies pavairavimas tai BMW lendimas iš degalinės tuose pačiuose Šiauliuose. Moteriškė dar ir telefono iš rankų nepaleido, laikydama prie kairės ausies ragelį. Ja, alio, čia tu, aha, čia aš, kaimynas iš kairės. Dabar jūsų dėmesio reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Kretingos gazai važiavo į Klaipėdą panelių kabinti, o šie velykiniai girtuokliai apskritai nežinojo, kurioje pasaulio vietoje esą. Kelyje už Rimkų girtas jūreivis sukėlė avariją po panelių kabinimo ir aišku filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo. Kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Tiek buvo reklamos ir anonsų, nuo mes tęsime laidą. Antrą laidos dalį pradėsime tradicinių šventinių Velykų reidų netradicinėje vietoje Minijos gatvės pradžioje. Važinėja jaunuoliai be techninių apžiūrų, draudimų. Du bus nubausti už tamsintus stiklus. 41,8. Du jaunuoliai bus nubausti už klevo lapo naudojimą. Ir tai būtų gėdingas dalykas turėti vairuotojo pažymėjimą. Nors jie ir gali sakyti, kad aš ne klevs, aš ąžuolas. Jums gėda klevo vežioti, ar kas yra, sakykit? Ne gėda. Ne gėda? Nes kokia gali būti gėda turėti vairuotojo pažymėjimą, nesuprantu. O šio BMW vairuotojas už tai, už klevą, bus baudžiamas jau antrą kartą. Kol jam buvo rašomas protokolas, jaunuolis raudodamas policininkams skundėsi, kad Vaičikauskas jį užblokavo Facebook'e. Nesąmonės rašo, tai ir užblokavome. Dar vienam piliečiai po patikros buvo leista važiuoti toliau. 0,17. Tai čia yra normalu. Na, o geriausiai šešėliai pasirodė prieš vidurnaktį. Su koviniu automobiliu Opel 3 kretingiškiai buvo trūkę. Mūsų yra. 1,63. 1,63 ponas, vidutinis girtumo laipsnis. Vaičikauskas nebus turbūt. Aš jį toliau vedos, kai problemų nedaryti. Ne, galim pareigūną, aš vėskis iš čia. 36 metų vairuotojui Mindaugui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,63 promilės alkoholio. Jis nesuskaičiuojama kartų. Baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Gyrėsi, kad Kretingoje jį vaikėsi 6 policijos ekipažai, kol pavijo. Baudų jis nemoka, jis jas atsėdė. Areštinėje ir tai dar ne viskas. Ekipažas vyko į kruzinių laivų terminalą, kur gezai ketino susipažinti ir pakibinti mūsų merginas. Ne, na, čia tai jau viskas. Kur važiavot? Į terminalą? Merginų? Eiksi, negaliu patikėti. Ir tą parą tai buvo ne paskutinis piliečių vairuojančių Opelius prisidirbimas. Pirmadienį truputį po 6 valandos ryto kelyje už Rimkų susidūrė du automobiliai. Neblaivus automobilio Opel Vectra vairuotojas Edgaras prieš lengvą posūkį lengvai snūstelėjo, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir šonu trenkėsi į Klaipėdos link važiuojantį automobilį Renault vairuojamą Michailo. Labas rytas. Labas rytas. Nu, kaip sekasi? Gerai. Gerai sekasi? Ja, aš nenoriu šnekėti. Aš irgi nenoriu, žinok. Žinok, aš nenoriu, kad tu vairuotum, žinok, girtas, vat kame reikalas. Nu, aš ir pats noriu vairuoti, bet man Palauk. čia, kad aš... Nu, taip išėjo. Klausyk, o kur tu buvai čia, kai nesupratau, iki 6 ryto, 7? Kur čia? Kas dirba? Kur? Iki 7 ryto? Tu juokauji? Koks klubas dirba? Iki 5 ryto jie. Nu, o kur 2 valandas buvai po to? Neužkabliuokit, aš nenoriu šnekėti tikrai. Tu turi draugą, aš jaučiu. Draugė, visko. Supratau. Klausyk, bet dabar reikalų turėsi, tai ką žinau? Visiems būna. Nu, ką reiškia visiems būna? O kokiu greičiu važiavai čia maždaug? Žinau, negreitai iš tikrųjų. Negreitai? 70. 70. Panašiai. 70.
O snūsteliai ar... Taip. Snūsteliai? Taip. Supratau. Nu ką, o dabar mama, Dokumentų ieško namuose. Mama duos diržą dabar tau, turbūt, ne? Jau čia bus dabar reikalų. Nu ką, aš žinau, tu pavairavai. Ko mes į vardu? O lapas, tavo lapas? Šaunuolis, kad nors lapas, žinok, prisikliavęs esi. Ar mamos lapas? Ne tavo lapas? Mamos nemoja. Edgarui nustatytas 1,5 promilės girtumas. Jis po nakties klube važiavo namo. Prie Veiviržėnų gyvenantis jaunuolis sakė, kad vakare jis turėtų pasirodyti tarnyboje blaivus. Tarnauja jis jaunesniojų jūreivių karinėse jūrų pajėgose. Na, mes nežinome, kaip karo laivyne bus įvertinti jo žygdarbiai sausumoje, tai yra Rimkų kelyje. Tačiau mes tik žinome, kad už tokius pavairavimus, snūstelėjimus, avarijas ir girtumus yra atimamas vairuotojo pažymėjimas, stipriai paremiant valstybę. Tuo metu 2 Klaipėdos kelių policijos ekipažai surengė reidą netikėtoje Rimkų vietoje, Šilutės kelio ir Lanko gatvių sankryžoje. Pirmų Krivulės skirčių buvo sustabdytas automobilis Mercedes-Benz, iš kurio vairuotojo Mablito už girtą avariją šių metų sausio mėnesį 3 metams yra atimtas vairuotojo pažymėjimas. Забрали права? Да. Отняли. На какое время? На 3 года. Понял. Piliečių surašytas protokolas už vairavimą, kai yra atimta teisė vairuoti, o mes krausimės į kitą siužetą. Beliko girtuoklystės, ko gero vainikuos automobilio Renault Space ekipažo istorija Klaipėdoje, kai 2 vyriškiai nesuprato, kaip jie atsidūrė viename automobilyje ir kokioje pasaulio vietoje jie yra. Apie 1 valandą Klaipėdoje, Taikos prospekto ir Paryžiaus komunos gatvių sankryžoje, Taikos prospektu važiavę kelių policijos pareigūnai atkreipė dėmesį į šalutinėme kelyje buvusi ir startuoti ketinusi automobilį Renault Space. Automobilis buvo be priekinio bamperio, o vairuotojas buvo neprisisegęs saugos diržo, bei žiūrėjo į priekį nieko nematančiamis akimis. Salantuose. Salantuose? Taip. Tai tu lokai važiavote čia? Tai su šito mašinu. Tai supratau, o bamperis kur Salantuose liko? Taip. Supratau. Jisai teisingai, aš nieko neprieštarauju. Taip, taip, Salantuose liko. Sakykit, kad būtų paprašiau kalbėti, kom vardu esat? Kom vardu? Jo. Romaldas. Romaldai. Gerbiamas Romaldai, noriu paklausti, tai ką jūs čia darot Klaipėdoje, iš Salantų atvažiavęs girtas? Aš Klaipėdui, aš negirtas esu iš viso. A, jūs negirtas? Taip. Tai jeigu jūs negirtas, žinokit, tada aš girtas. Kiek gerbiamas Romaldas pripūtė? 247. 247. Tai normaliai, bet Velykų švenčia, bet... Nu, o tai reiškia, kad mes turim gerą dabar visi čia susėdė? 247 vidutinis, beveik sunkus. Ne, o tai... Gerai, gerbiamas Romaldai, tai pasakykit, ką jūs darėt Salantuose? Gerėt ir važiavot čia į Klaipėdą? Taip. Ir viskas laimingai čia? Ne, mes su gyventinė susimušim. Ai, susimušė. Man davė į kramę, taip toliau, dėl to aš dėl to užsivežiau mašiną ir pravažiavau į Klaipėdą. Gavot velnių nuo sugyventinės, taip? Taip. Su plaktuku per galvą, čia taip duota žiūriu. Taip, kažkas. Supratau. Gerbiamas Romaldai, o ten draugas jūsų sėdi, tai čia ne prie ko, čia ne jūsų sugyventinis, ne? Ne, čia mano yra... Kas ten sėdi? Aš jį paėmiau pakeleivis jau. Supratau. Taigi automobilio Renault Space keleivis taip pat nežino, kaip jis atsidūrė automobilyje be priekinio bamperio. Beje, sunkiai prisiminė ir savo vardą ir pavardę. Kuom jūs vardu esat? Jūsų vardo ponas Romaldas neatsimena. Sauskir. Ne, paklausiau aš jums. Eik kudliau plautis galvos. Gerai. Kur važiavot, berniukai? Iš kur aš žinau, aš pakeleivis buvau. Ai, pakeleivis? Savau. A, tai vat Romaldas nemelavo, vadinasi. Nu. Supratau. Pasakė. Kad jūsų nepažįsta, sakė? Tai aš irgi jo nepažįstu. Nepažįstat? Pirmą kartą iš gyvenimo matau. Supratau. Jisai nežino, kad tu Romaldas iš karto įgavė. Kur jūs gėrėt kartu? Nesuprantu. Kas čia per Velykų? Mes jau kartu negėrėm. Jisai sakė, kad gėrė. Jisai sakė, tranzavo į Kauną. O kaip jisai Klaipėdai Taikos prospekte atsirado? Mokyklos gatvės, jį paėmė taip, sakau, kur tu nori. Palauk, sakė, Salantuose jį paėmė. Aš to nesakiau, kad aš pats į Salantų, bet išvažiavau į to bamperį, bet tenais padėjau. Erlėnuose. Ir kur tu po to padėjai bamperį Erlėnuose ir gavai po to... Ne. Ne, aš tau galiu iš karto šitą informaciją galėtų duoti, aš tau... Bet patikima informacija turi būti. Erlėnų važiavau tiesiai, aš į Salantus žūt. Aš žinau kursus į Keltingą, iš Keltingos į Klaipėdą. Girtuoklių keliu, supratau. Nu. Kaip?
Girtuoklių keliu važiavai. Turi pridėti. Ai, dabar jau atsiprašau, o aš nerūkau. Jūs žinote šitą dalyką, gerbiamasis? Nerūkau aš. Jau 9 metai kaip nerūkau. Mentai turi pridėti. Nu, ką reiškia mentai? Aš negaliu iš mašinos išlipti. Kodėl? Todėl, kad man mentai iš karto antarvis. Taip. Ne, jūs geriau nelipkite ir nerūkykite geriau dabar. Aš noriu parūkyti. Nu ir kas? Nerūkykite. Va, kokia. O, Alborg BK. Gerbėjas daniško futbolo esat. Daniško futbolo gerbėjas esat? Ne, aš Ne. nežaidžiu su futbolą ir nemėgstu žmonių. Nemėgsi žmonių. Supratau. Sūnau, žiūrėk, va. O, Prašau. Atsiminsi dabar mane geruoju. aš dabar tik tai geruoju tave. Bet iš tavo plaukų pakulos galima padaryti. Gerai, ačiū. Padarysim. Svarbu, kad geruoju mane atsimintum. Ate, iki. Ate, aš už blaivumą. Aš irgi. Jisai dabar sustatys, susišildys, kad labiau trenktų. Kur dirbu? Romualdai, kad daugiau trenktų, jisai pašildys alų dabar. Žiūrėk, dar 4 ištrauks, o 5 pradarytas. Tai durus ir. Na, kodėl? Tegu šildo alų. Nu, geriau trenks, pamatysi. Kol vairuotojai buvo rašomas protokolas, keleivis ant priekinės panelės sukrovė plasmasinę tarą su alumi. Norėjo, kad šis sušiltų, tada sako geriau, galvą smogė. Taip belaukdamas, kol saulėje užvirs alus, keleivis smigo. Automobilis uždarytas į policijos saugomą automobilių stovėjimo aikštelę, o vairuotojo dokumentai iki nuosprendžio iškeliaus į teismą. Štai tokie mes velykiniai girtuokliai. Reporteriai pradeda darbus Vilniuje. Abi situacijos žieduose ir nufilmuotos per 5 minutės. Dėl gerosios vilties žiedo tai aišku, jeigu jau šauni prieš nosį, tai šauk taip, kad nereikėtų stipriai kirsti per stabdžius. O kad kirsta stipriai, išduoda pakabukas ant veidrodėlio. Antra situacija mažyčiame žiede Lazdynuose. Čia jau komentarų nėra. Jeigu jau nežino žmonės, kaip tokiame žiede važiuoti, tai kaip jie važiuoja dideliuose, rašo mums reporteris iš Vilniaus. Kretingos rajonas, Kartena. Važiuojame Kretingos link. Tik aišku, šis automobilis lenkdamas į kalną ir tai darydamas skirtus ištisinę liniją, šį kartą nuvažiuos greičiau. Na, šį kartą greičiau, nes kito karto gali ir nebūti. Klaipėdos, Miltelės ir Reikjaviko gatvių sankryžoje, štai tam vairuotojui kažkas netaip galvoje pradėjo šviesti, ne to šviesos, ir jis numakalavo tą raudoną. Baisiausia pėsčiųjų perėja be jokios abejonės yra Šilutės plente prie ledo arenos. Mažokai čia žmonių eina, bet ta mažuma yra labai drąsi. Tačiau kitą kartą tie pėstieji irgi taip neadekvačiai elgiasi. Bėga per Baltijos prospektą nebodami vaikai greitų automobilių. Čia mes nebereikalo kalbame apie tas pėsčiųjų perėjas ar žmonės šalia gatvių. Mūsų greičiai padidėjo, o žmonės nepagreitėjo. Turime suprasti vieni kitus. Klausykit, geltonas šviesoforo signalas yra draudžiamas judėti, o jūs kairėje ekrano pusėje to nežinojate, taip? Tas pats Taikos prospektas sankryža su Naikupės gatve išlindo ilgas BMW nuo Poilsio gatvės savo užpakalį antroje juostoje net palikdamas. Tik į jį gavus, tai tas užpakalio savininkas ir liktų kaltas. Tai dar nebuvo savaitės pavairavimas. Jį pamatysite dabar, kai Kėdainių rajone, netoli Truskavos, tvyrant tirštam Velykų rūkui, automobilio Lexus vairuotojas vos nesukėlė avarijos, kokios šiais metais čia dar nebuvo. Gerai, kad protingi pasitraukė ir šį kartą davė durniui kelią. Ačiū, kad buvote šį pusvalandį su Reidu. Na, o mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro. Baltikum televizija, kaip visada, rodys Reidą. Būkite aplankyti. Sudie.